Kai kalbam apie tokias situacijas, kai jau vyresnis vaikas, paauglys ateina pas tėvus ir paklausia tokio tikrai svarbaus klausimo, ar jis galėtų likti nakvoti pas savo merginą, vaikiną, tai tėvams tikrai dažniausiai turbūt būna nelengva nuspręsti, kaip reaguoti. Ir dėl to mano, kaip vaiko teisių gynėjos patarimas, būtų tėvams dar iki sulaukiant to klausimo patiems pasitarti, tai kaip mes į tai reaguosim, kadangi tikrai labai svarbu, kad ta reakcija būtų vienoda ir kad tėvai vienodai ir paklaustų vaiko klausimų ir atlieptų jo kažkokius poreikius, jausmus. Tai svarbiausia turbūt šitoj situacijoje tėvams yra visų pirma nei uždrausti, nei iš karto leisti, o tiesiog išgirsti savo vaiką, ar ne? Tai su juo aptarti, tai yra tikrai puikia proga aptarti pačius santykius, paklausti vaiko apie jo santykius su ta antraja puse, kiek laiko jie trunka, ar pats jų pačių vaikas tuose santykiuose jaučiasi gerai, jaučiasi saugus. Lygiai taip pat yra puikia proga aptarti ir visus kitus klausimus susijusius su tuo, kad paauglystėje vaikas žengia į jau tokį savarankiškesnį gyvenimo etapą. Jame be abejonės yra daugiau laisvės, bet tuo pat metu yra ir daugiau atsakomybės. Ir šitas klausimas yra tikrai puikia erdvė tėvams su savo vaiku aptarti, ką reiškia ta atsakomybė. O atsakyti į klausimą, ar leisti ar ne, tai čia jau turbūt yra kiekvienos šeimos sprendimas. Ir žinoma, tėvai kiekvienose namuose yra tie žmonės, kurie gali ir turėtų būti tie, kurie priima tokius sprendimus. Labai svarbu yra vaikui pateikus atsakymą, kad vis dėlto ne, tikėtina, kad jisai gali supykti, gali jaustis nesuprastas, neišgirstas, galbūt jaustis, kad jį laiko vis dar mažu vaiku. Todėl ir yra labai svarbu su vaiku tikrai aptarti tai, kodėl ne, ir pasiūlyti vaikui kažkokias alternatyvas. Tai yra, kaip tai gali būti ir pasiūlymas pasikviesti į namus antrąją pusę. Galbūt ir tėvai nori susipažinti su ta antrąją pusę, kad patys jaustųsi saugiau. Lygiai taip pat tai gali būti pasiūlymai kažką kito nuveikti, nežinau, nueiti į kavinę, į kiną ar dar kažką, kame ir tėvai jaustųsi saugiai išleisdami vaiką, tačiau ir vaikui nebūtų nubrėžiama tokia riba, kad jis tiesiog negali kažko daryti. Kitas svarbus dalykas tėvams turbūt yra su vaiku aptarti, o kada bus galima, kokios yra mūsų šeimos taisyklės ir ar tai yra susijęs su amžium, ar tai susijęs su tų santykių trukme. Tiesiog, kad vaikui pačiam būtų labai aišku, kokios yra tos taisyklės, kodėl, ir kad jisai galbūt jų gali ir nesuprasti, galvoti, kad pats darytų kitaip, tačiau tuomet, kai jisai išgirsta, kad tėvai ne tiesiog nubrėžia ribą, bet ir paaiškina kodėl, dažniausiai jiems yra tiesiog lengviau priimti tokį sprendimą.